nežinau, nu kartais gal yra visai suprantamų situacijų, galbūt žmonės skuba, tarkim į autobusą ar kažkur, nu aš kitų priežasčių nežinau, čia tarkim, kad ir šitoj perėjai, kur daugiau galima skubėti, bet tarkim į autobusą, o šiaip nežinau, skuba gyvent, nes iš tikrųjų tai tas šviesoforo signalas ne tiek ir ilgai dega raudonas, tai aš manau, kad ten kažko neprarasi pastovėjęs minutę ir palaukęs, kol sustos visi automobiliai ir tiesiog ramiai galėsi nesidarydamas praeiti. Ir bandyti, nežinau, prabėgti, tarp jų visiškai nematau prasmės ir tikrai yra labai rizikinga tai daryti.